Sveiki visi. Šiandienos video tema yra pasikartojantis užsakymai ir pasidalinsiu savo patirtimi ir savo pastebėjimais. Apskritai reguliarių užsakymų tokia galimybė, jinai naudinga tai, kad tiek mes, tiek klientai galėtų reguliariai gauti prekes, nereiktų galvoti, kažkada užsakiau, neužsakiau, tiesiog renkatės produktus, kurie jums yra reikalingi tam tikrų dažnių. Ir sistema automatiškai suformuoja užsakymą, nuskaito pinigus nuo jūsų kortelės ir jūs tą užsakymą gaunate. Dabar, kad mes naudotumės šitą paslaugą, tokia šitą akciją, kompanija siūlo netgi papildomas nuolaidas ir partneriam, kas trečią užsakymą bus suteikiama 15% nuolaida tam tikrai produktų grupiai, kuri yra būtent priklausantis šiai akcijai. Taigi aš pasidalinsiu ekranu ir viską pademonstruosiu, kaip yra iš tiesų. Kur ieškoti šitų reguliarių arba pasikartojančių užsakymų. Taigi einam čia, kur mūsų profilis ir yra pasikartojantis užsakymai. Tačiau jūs turbūt žinot, kad norint daryti užsakymus, turi būti registruota mokėjimo kortelė. Taigi mokėjimo kortelės yra visas čia tvarkymas su kortelėm, galim ieškoti, yra mano užsakymai ir išsaugotos mokėjimo kortelės. Ir čia jūs matote, kokia kortelė yra nurodyta, kaip numatoma. Ir nuo jos bus nuskaitomi pinigai. Ja galite pasirinkti vienokią, ar galite pasirinkti kitokią. Svarbiausia, kad toj kortelėje būtų pakankamas pinigų kiekis, kad tas užsakymas būtų suformuotas. Ir jūs, kai padarote užsakymą, jūs matote maksimalią sumą. Tai yra tų produktų, kurios susidėti krepšelį ir automatiškai, jeigu turėsite kuponus, nuskaičiuos kuponus, automatiškai nuskaičiuos nuolaidą ir ta suma gali sumažėti. Taigi, pasikartojantis užsakymai, einame čionai ir mes galime tą užsakymą pasirinkti, kokiu norim dažnumu. Tai gali būti kas 3 mėnesiai, gali būti kas mėnuo, gali būti kas savaitę, gali būti kas dieną. Tiesiog vėlgi yra skaičiuojamas, kas trečias užsakymas bus su nuolaida. Taigi, kokie produktai įeina į šitą sąrašą? Tai einam produktai ir akcijos. Ir čia mes matom pasikartojančius užsakymus ir atsidarom visą. Tai yra būtent trečiam užsakymui, kas trečią užsakymą, arba jeigu skaičiuosim 3., 6., 9., 12 užsakymas, kad gauti nuolaidą, turi būti užsakymas suformuotas būtent iš šitų produktų, kurie yra šitos akcijos sąraše. Tų produktų yra nemažai, tai praktiškai daugybė yra iš Nutrilite, iš Artistry, vienas kitas iš kūno priežiūros, bet pagrindė tai yra Nutrilite, XS ir Artistry. Taigi, jeigu jūs darote pirmą užsakymą pagal eilę, jūs galite susidėti bet kokius produktus, ko jūs norite. LOC, tai gali būti Glister, Dish Drops, nesvarbu. Tai yra produktai, bet kokie tokius, kokius mes darom elementariai darydami užsakymą. Antras taip pat. Reikia užsakymą daryti, paleidžiam per pasikartojančius užsakymus. Trečia, surenkam jau iš šitų produktų. Tiesiog susirenkam užsakymą iš savo reikmėm, iš klientų ir padarom užsakymą, suformuojam, kad būtų sudėliotas iš šitų produktų ir jūs gausite 15% nuo to užsakymų vertės. Jeigu, daleiskim, trečiam užsakymą pas jūs bus tam butelys LOC, indų ploviklis, dantų pasta, ir likusi produktai ten iš Nutrilite ar iš Artistry, kurie eina šitam sąraše, tai jūs nuolaidą gausite tik tai nuo tos grupės produktų,
kurie dalyvauja šitoj akcijai. Taigi, kas šeštą užsakymą dar kompanija papildomai duos jums kažkokią tai dovanėlę pasirinktinai, kokia ten bus numatyta tą mėnesį. Taigi, kaip gali būti viskas daroma? Taigi, pirmas užsakymas, pavyzdžiui, buities priežiūra, paleidžiat per reguliarų. Ir tai gali būti 50, 500 taškų, 700, 100, nesvarbu kiek. Taip darote ne per paprastą, bet per reguliarų. Antrą užsakymą vėlgi jūs darote per pasikartojantį užsakymą, vėlgi gali būti visi produktai, kurie yra sąraše. Trečias, būtent iš šitos grupės. Ketvirtas, vėl darote paprastus produktus, kokiu jums reikia. Penktas, kokiu jums reikia. Šeštas, sudėliojam iš šito. Ir jeigu jūs dabar nusistatę grafiką, daleiskim kas mėnesį daryti užsakymą, ir jūs matot, kad jums, nesurenkate už to užsakymo iš šitų akcinių, tiesiog, turit kitokių prekių. Jūs tą užsakymą galite sustabdyti, tą, ką, pavyzdžiui, padariau aš. Taip, šiuo metu jis yra pas mane sustabdytas, nes pas mane yra sutrikimas su mokėjimo kortele, kažkas AVI sistemai nuo jos pradėjo nebenuskaityti pinigų. Tai aš dėl to aiškinuosi ir išjungiu, man nesuformavo užsakymą. Aš jį turėjau padaryti 25 dieną, nenuskaitė pinigų. Na, tai dabar reikia visą tą sutvarkyti. Dabar visą užsakymą mes galim redaguoti nuo to, kokie produktai. Taip, bet kaip matote, išjungtas, turėjo būti 54 eurų nuolaida, tai yra nuo 200 taškų 54 eurai būtų 15% nuolaida. Tai visai tikrai nebloga suma. Taigi, redaguojam tvarkaraštį. Mes galim pasirinkti, kas 4 mėnesiai. Mes galime rinktis įvairiai, kas mėnesį, kas 2, kas 3, kas 4, kas 5, bet daleiskim, pasirinkim kas mėnesį, taip, ir mes dabar galim daryti reguliarų užsakymą, planuoti tik tai kitą mėnesį, nes trukmė reguliarių užsakymų yra nuo 1 iki 25 mėnesio dienos. Taigi dabar mes renkamės vasarį, taip, ir mes galim pasirinkti bet kokią dieną, kada būtų tas užsakymas formuotas nuo 1 iki 25 dienos. Gerai, toliau. Patvirtinam tvarkaraštį. Man rodo, kad čia yra netinkama data. Imkim gerą datą, tai yra kito mėnesio daleiskim 21 dieną, kad būtų. Taip, patvirtinam tvarkaraštį. Toliau pristatymo adresas. Taip, patvirtinam pristatymo duomenis. Toliau mokėjimas. Pasirenkam, kurį kortelę galioja. Aš kaip minėjau, šita kortelė, mano kažkoks yra sutrikimas AVI sistemai ir nuo jos nenuskaito pinigų. Darant per PayPalą nuskaito, viskas tvarkoja, AVI sistemai nenuskaito. Aš registravau kitą kortelę. Taigi, ir patvirtinam mokėjimo duomenis. Toliau prekių sąrašą mes pasirenkam. Kokį norim ir produktus mes galim redaguoti. Mes galime pašalinti produktą. Taip, mes galim papildyti, jeigu reikia. Ir susidėlioti tas, kas tinka. Ir patvirtinam produktus. Taip, vėl šiame liepia viską sutvarkyti, patvirtinam pristatymą, tai yra pristatymas į namus, patvirtinam mokėjimą.
ir, ir. Va, ir aktyvinam mes ją iš naujo. Taip, aktyvuojam. Mes galime jį įjungti, mes galime jį išjungti. Taip, mes galim pasirinkti. Ir kaip minėjau, jūs galite padaryti per mėnesį netgi kelis užsakymus pagal tuos reguliarius ir taip gauti, vat, nu, tas papildomas naudas. Daleiskim, 500 taškų, 500 taškų paprasti produktai, kitas užsakymas, daleiskim, už 3 dienų ar už 2 dienų. 500 taškų kokią burnos priežiūrą, nu ir trečias užsakymas darom taip. Ir taip mes dėliojam tuos užsakymus. Taip, taigi, kaip minėjau, mes juos galim sustabdyti ir, pavyzdžiui, jeigu, kaip dar pasikartosiu, jeigu trečias užsakymas yra jum nesurenkat produktų, darykit per paprastą, bet ne per reguliarų, nes naudos negausite. Ir vėlgi geriau nelaukti paskutinės dienos, tai 25 pasidarykite užsakymą anksčiau, nes gali būti, vat, kaip man, buvo sutrikimas su kortele, su mokėjimu ir tas užsakymas buvo nesuformuotas ir aš jį galėsiu daryti tik tai kitą mėnesį ir jau aš, sakykime, 50 eurų, nu, jie kabo, aš jų negaliu pasiimti. Dabar kuponai, jeigu jūs turite, jie bus nuskaitami automatiškai. Ir va turbūt visas yra procesas toks, tiesiog turėtumėt juo, na, pasižaisti čia, pasidėlioti, kad būtų viskas aišku. Ir su tais užsakymais bus viskas sklandžiai. Taigi turbūt viską pasakiau šitame video, ką norėjau pasakyti ir galiu palinkėti gerų jum užsakymų.